Labas. Šis video gali pakeisti tavo gyvenimą. No jokes. Dalinuosi. Tai, kas padėjo man. Žmonės serga depresijom, serga. Žmonės serga įvairiom ligom tik dėl vienos priežasties. Ir tai yra baimė. Baimė didžiausia žmogui, kuri neleidžia gyventi. Taigi, visose šitose žodžiuose yra atsakymas. Žmogus bijo gyventi. Jeigu žmogus bijo gyventi, reiškia jisai bijo mirties. Vėl žodis bijo. Tai kaip nebijoti gyventi? Kaip nebesirgti depresiją? Kaip nebesirgti visom psichiniam ligom, kurios ateina iš baimės? Ir atsakymas yra labai paprastas, bet kartu nepaprastas. Nes įsitikinti turi pats. Tai nereiškia, kad turi dabar pažiūrėti, ar tu mirtingas ar ne. Kūnas šitas, jisai išeis. Bet tai, kas esu aš ir esi tu, o jau girdėjai daug, visata, Dievas, kiek daug pavadinimų gražių yra. Tiesiog tu. Tu niekada negimei ir nemirsi. Kitaip sakant, turi įsitikinti pats, bet kas gali padėti? Padaryti tai, ko labai bijai. Galbūt tapti savarankišku, kas padėjo man. Tik dalinuos, nes kiekviena situacija yra labai individuali. Ir Aleksandra gali labai padėti su patirtim, palaikyti tave, jog nemirsi tu. Nemirsi. Ir todėl neturi būti baimės. Todėl aš galiu šnekėti. Ir man dzin. Todėl, kad aš nebijau. Eina žmonės į mane žiūri. Aš jiems šypsaus. Man jie netrukdo. Nes nėra baimės. Tai linkiu visiems pasveikti. O pasveiksit, kai suprasit, kad baimė tai yra įrankis, kuris stabdo gyvenimą. Ne koks įrankis. Bet tuo pačiu, čia jau diskusija, gilesnė tema, kad baimė yra gerai, kad nesusižeistum, nenukristum ten skardžiai ir panašiai. Čia kitos baimės. Viskas. Geros dienos. Ir čia toksai informacinis video, o šiaip dalinuosi motivaciją. Ir žiūrėkit, nepraraskit ir neleiskit kitiem prarasti vilties. Tai yra, kad būtų nugalėti baimę. Sėkmė.